Kodėl, kai pradedi keistis, pasidaro sunkiau? Ar susidūrei su tokiu paradoksu, kai pradėjus keistis, brėžti ribas, mažiau tempti atsakomybių, teisintis, prisitaikyti, išsakyti, o kogi noriu aš, vietoje laukto tokio palengvėjimo, pasidaro dar sunkiau. Atsiranda daugiau nerimo, kaltės, gėdos ir kyla dar daugiau abejonių. Tada tyliai pradedi galvoti, gal su manim kažkas čia ne taip, gal tai ne man. Ir nereikėjo net pradėti. Šiandien yra temos apie savivertę tęsinys, kurį parengiau remdamasi savo ir klientų patirtimis. Kasgi atsitinka, kai pradedi keistis? Labai dažnai žmogus susiduria tada su tokiu paradoksu, kad vietoj palengvėjimo pasidaro dar sunkiau. Labai noriu, kad šioje vietoje išgirstum aiškiai, kad labai dažnai tie sunkumai atsiranda ne todėl, kad darai kažką ne taip, o todėl, kad tavo visa sistema persitvarko. Tu ne šiaip pakeiti elgesį, tu atsisakai savo požiūrio į save, kitus ir apskritai gyvenimą, pasaulį. Dažnai nervų sistema tuomet pradeda reaguoti į tavo pokytį kaip į pavojų. Ir labai dažnai tas pavojusgi nėra apie dabar, jis yra apie seną patirtį, apie laikus, kai būti savimi galėjo reikšti kažkokius labai sunkius jausmus, kai tai galėjo reikšti būti atstumtam, nepriimtam, kai meilė, dėmesys, saugumas, visa tai buvo susiję su prisitaikymu tavo prie tų kitų žmonių. Ir visai natūralu, kad kai šiandien sakai ne, kūnas gali reaguoti taip, tarsi rizikuotum būti atstumtas. Ir po tuo daugybė jausmų sluoksnių slypi baimė. Jeigu būsiu tikras, manęs nebepriims. Ir tai yra prieraišumo baimė. Ji sena, ji išmokta. Ir ji nereiškia, kad dabar tikrai šiandien, elgdamasis kitaip, pagal save, taip kaip tu nori, būsi paliktas. Ne. Ji reiškia, kad tavo sistema saugo tave taip, kaip kažkada seniai išmoko. Ir žinoma, kad pirmiausia mes susiduriame su sunkiais jausmais, bandydami kažką naujo. Kaltė. Toks jausmas, tarsi kažkam būtum skolingas, tarsi kažką būtum nuvylęs, tarsi kažką nuliūdinai, įskaudinai savo elgesiu. Nors iš tikrųjų, realiai, tu tik bandai pasakyti tai, ką šiuo metu jauti, arba ko nori, arba ko nenori. Užtat pajutus kaltę, va šitoj vietoj svarbu sustoti ir paklausti savęs, ar aš tikrai padariau kažką blogo. O gal tiesiogiai aš pirmą kartą pasakiau, ką galvoju, ko noriu, ko nebenoriu. Ir dabar tiesiog nežinau, kaip su tuo būti. Tai yra mano pirma nauja patirtis. Ir tas klausimas, ar aš tikrai padariau kažką blogo, o gal tiesiog pirmą kartą pabandžiau kitaip, labai gali pagelbėti, kad grįžtum į realybę, kai kaltė nori nešti tave atgal į, kad ir varginantį, džiaugsmą atimantį, pasitikėjimą savim atimantį, bet seną ir įprastą vaidmenį. Kitas labai sunkus ir deginantis jausmas yra
Gėda. Ji dažnai labai apsilanko, kai nustoji būti mažesniu nei esi, kai nebesistengi įtikti kitiems, kai pasakai, ko tau reikia dabar, kai tau nebepatogu šypsotis, jei iš tikrųjų skauda. Būtent ta gėda ir siunčia tą menkumo jausmą, kad su tavim kažkas ne taip. Tu per daug nori, tu per jautriai reaguoji, tu tampi egoistu. Kai gėda užplūsta, žmogus tiesiog nori tapti nematomu, sumažėti, dingti, pakeisti temą, pradėti juokauti, kažkaip nusvarbinti, sumenkinti, paneigti tą savo ką tik išsakytą poreikį. Arba jau prieš išsakant paversti jį tarsi juokeliu. Ir šitoj vietoj aš patarčiau tiesiog nekovoti su tą gėdą, neignoruoti, neapsimest, kad jos nėra. Tiesiog pasimokyti, išbūti kartu su ja. Ne pabėgti, ne aiškintis, neteisintis. Tiesiog fiziškai išbūti su ja, pajausti, kur ji yra kūne, kur pas tave gyvena tavo gėda. Ar tai krūtiniai, labai dažnai būna krūtinė degina, sako žmonės, gerklė, skrandis, o gal galva. Uždėk ranką ant tos vietos ir pasakyk sau, taip, man dabar gėda, aš tai jaučiu, aš jaučiu gėdą. Ir tai visai nereiškia, kad su manim kažkas ne taip. Išbūk su ja bent 20-30 sekundžių. Nebandyk, neskubėk pabėgti, neskubėk pajuokti jos. Apsimest, kad nejauti jos. Gėda silpnėja, kai ji priimama. Ir stiprėja, kai aš apsimetu, bėgu, slepiu. Dar viena yra labai konkreti darbo su gėda tokia praktika. Aš galiu mokyti sąmoningai dalintis su kitu žmogum tą savo gėdą. Bet išgirskit, ne su bet kokiu žmogum tai galima daryti, o su tuo, kuris jau žinot, esat įsitikinęs, kad jis neskubės jūsų vertinti, taisyti, smerkti. Tai yra žmogus, su kuriuo jaučiatės saugus. Tai yra patikimas jums žmogus ir jeigu tokio neturit, geriau jau pabandyti terapijoje, prisijaukinti tą gėdą ir pamatysit. Kai pasidalinsit tą savo nedidžiausią kažkokią paslaptim pradžioj, paprastų dalykų, dėl ko jums yra gėda. Pasidalinat. Man buvo nejauku atsisakyti, kai manęs kažkas kažko paprašė. Man labai sunku pasakyti, man baisiai gėda, kad aš negaliu padėti kitam žmogui, kai manęs prašo. Man gėda norėti. Ir man labai sunku pasakyti, ko aš noriu. Aš pasimetu. Jau nuo minties, kad pasakysiu, aš nebeleisiu tau taip su manimi elgtis. Man gėda. Kalbėkit su patikimu žmogum ir pamatysit. Smegenis įpratinsit prie naujo patyrimo. Ir jeigu kitų lūkesčių neišpildysit, pamatysit, kad niekas jūsų neatstumia, kad aš vis tiek lieku ryšyje. Kita labai stipri banga emocijų būna pyktis. Ypač jei visą gyvenimą buvai geras berniukas ir gera mergaitė, supratingas, ramus. Kai pradedi remti savimi, savo norais, poreikiais, pajauti, kiek daug viduj yra prisikaupusio ne, kiek daug peržengtų tavo ribų, kiek tylėjimo, sukandus dantis, laikomo metų metais. Ir tada vis dažniau atrodo užlieja toks nevaldomas pyktis.
ir prasiveržia tokiu visai netinkamiausiu metu. Ir tada natūralu žmonės išsigąsta šio jausmo ir galvoja, ašgi darausi blogas, aš tampu netolerantiškas, aš prarandu gerumą, empatiją, jautrumą. Ir šitoj vietoj taip pat labai svarbu būtų suvokti, kad pyktis nėra puolimas, pyktis nėra agresija, pyktis yra informacija, kad kažkur buvo peržengta tavo riba. Skirtumas labai paprastas. Kai pyktis pratrūksta ir išliejamas, jis griauna. Kai pyktis įvardyjamas, jis saugo. Sveikas pyktis būna pasakytas laiku, tada, kai aš jį jaučiu, o ne kaupiamas dienų dienom, mėnesiais, metais ir nešiojamas kažkur tai užrakintas viduje. Ir kai nebeatlaiko psichika ir kūnas tų įtampų, kurios reikalingos išsaugoti tą pyktį, kas atsitinka? Sprogstate. Kartais sprogstate pačiu netinkamiausiu metu. Užtat ir sakau, svarbu suprasti. Pyktis yra dažniausiai pirmas signalas, kad atsirado jūsų poreikis ir riba ginanti jūsų poreikius, jūsų norus. Užtat kiekvieną kartą, kai pajausi erzulį, pyktį, klausk savęs, kas vyksta dabar prieš mano valią, kur aš peržengiau save. Ne, kas mane suerzino, o kur aš nebuvau savimi. Nedariau, kas man svarbu, nesakiau, ko aš noriu, ko buvo per daug, o gal per mažai, arba ko iš vis nebuvo. Ir labai praverstų jums tą atsakymą užsirašyti raštu. Net jei jis dabar atrodo banaliai paprastas, vis tiek užsirašykit. Kad ir vėl atsakomybę permetė man, nesulaukiau palaikymo, per ilgai tylėjau ir leidausi, ir vėl leidžiuosi. Kai pyktis įvardyjamas, jis tampa informacija, o ne impulsyviu sprogimu. Dar vienas dalykas, kurį būtinai turiu pasakyti, kad etapas, pokyčio etapas yra nestabilumo etapas ir jis užtrunka laiko. Ne per vieną dieną jūs išmoko tokiu būti, ne per vieną dieną jūs galite ir pasikeisti. Manęs labai dažnai klausia, kiek laiko tai užtruks. Skirtingai. Vienam tai gali būti savaitė, o kitam mėnesiai, o kitam ir metų reikės. Priklausomai nuo to, kiek giliai įsišaknyjęs tas senasis prisitaikymo būdas. Ir iš tikrųjų labai padėtų, jeigu jūs kasdien įprastumėt fiksuoti situacijas. Ir va tokie 3 klausimai, kuriuos verta užduoti savo kiekvienos dienos pabaigoje. Kur šiandien pasirinkau ir atstovėjau save? Kur vėl grįžau į seną vaidmenį? Ką jaučiau prieš tai, kaip sureagavau? Ką jaučiau po to, kai sureagavau? Bet tokiu būdu, net be terapijų, jūs galite stiprinti savo sąmoningumą ir įtvirtinti po truputį savo pokytį. Ir kai iš tikrųjų pamatysit surašytus juodu ant balto tuos savo mažus žingsnelius, perskaitysit juos, kiekvieną dieną jų bus vis daugiau, pati jūsų sistema pradės suprasti. Taigi galiu būti savimi ir dėl to nesugriūna santykiai.
O pabaigai noriu skirti laiką dar vienai skaudžiai vietai. Kai tu dar tik pradedi rinkti save, mokaisi, kai tau pačiam dar labai nejauku yra įvardinti savo poreikius, pamatai, kad aplinkiniai tavęs naujo tokio nepriima. Jiems labiau tiko ankstesnis tu. Taip buvo patogiau. Kai tu dėl šventos ramybės sutikdavai, nepykdavai, tylėdavai, pasirūpindavai, gelbėdavai. Ir žinoma, pamatai, kad tavęs tokio nepriima, labai norisi grįžti atgal. Ne todėl, kad senasis būdas buvo tau naudingas, kad tu gerai jame jautėsi, o todėl, kad kiti žmonės tą seną tave labai noriai priimdavo. Šioje vietoje irgi kviečiu neskubėti, paklausti savęs, ar aš vėl renkuosi būti tokiu, kokiu išmokai, nes taip geriau man, ar taip geriau kitiems. Iš tikrųjų, tai sudėtingas klausimas, kad ir kaip paprastai skamba, bet jis labai aiškiai parodo, kur šiuo metu esi tu. Mano pagalba žmonėms, kurie prašo eiti kartu, kaip pagalbininkui atstatant savivertę, nebūna apie mylėk save labiau, keiskis greičiau. Aš labai nuoširdžiai linkiu ir tau, išgirsk, keistis gali po truputį, bet kasdien. Kai skirtingose situacijose, kasdien, vienoj ar kitoj, įprastas automatinės reakcijas pradedi pirmą atpažinti, antrą priimti ir keisti sąmoningų pasirinkimų, atsakant savo į aukso vertės klausimą, o ko dabar noriu aš? Ką aš renkuosi? Tai yra išties savivertę auginantis aukso vertės klausimas savo, o ko dabar noriu aš ir ką renkuosi. Ir atsisveikinant jau visai pabaigai pasakysiu, kad augimas visada pradžioje atrodo kaip kažkoks chaosas, kaip netvarka, toks laikinas nestabilumas, toks vyravimas tarp seno ir naujo. Bet tai nereiškia, kad tas kelias ne tau. Tai reiškia, kad tavo visa sistema persitvarko, tu mokaisi gyventi be senos sutarties, o pagal naują. Ir žengi dar tokius pirmus žingsnelius. Nespaus savęs. Ir jeigu kartais vėl grįši į tą seną save, vėl rinksies įprastą būdą būti su žmonėm, tai nereiškia, kad viskas veltui. Savivertė auga ne tada ir ne iš to, kad visada pasirenki teisingai, o iš to, kad prisiėmė atsakomybę už savo pasirinkimus. Taip, savivertė yra apie atsakomybę, ne apie graužatį, kaltinimą savęs ar kitų žmonių likimo, bet apie gebėjimą pasakyti, tai mano sprendimas, aš tai leidžiu. Ir tu neprivalai keistis greitai, bet tu gali sąmoningai rinktis tęsti, švelniai, bet atsakingai.
Dabar atsisveikinu ir palieku tave su paprastu klausimu. Kas tau šiuo metu sunkiausia, jeigu jau pabandai rinkti save? Kokiegi jausmai užplūsta? Kaltė, gėda, o gal pyktis? Geranoriškai atsakyk savo į kitą klausimą. Ką jau šiandien gali padaryti kitaip, net jeigu tai būtų labai labai mažas dalykas. O sekančioje podcasto apie savivertę epizode kalbėsiu apie konkrečius žingsnius link sveikos savivertės. Šiandien atsisveikinu, iki kitų susitikimų, su meile ir palaikymu, Danguolė.